Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video. Tie, kas sekat kriptovaliutų rinką, turbūt matot, kad viskas dabar po truputį juda į viršų ir beveik visi altcoinai, tai yra mažesnis kriptovaliutos, outperformina bitcoiną. Taigi šiandien pakalbėsime apie altcoinų sezoną, ar jis jau prasidėjo, ko tikėtis toliau. Labai svarbi apžvalga. Ir tikrai daug sužinosite, ypač jeigu laikote mažesnės kriptovaliutas ir apžvelgsime, ar dabar viskas tęsis, ar šiek tiek sustos, kas bus toliau, visas aktualiausias makro naujienas kaip visada. Taigi spausti subscribe, nepraleisti jokių naujienų, nes čia yra dar tik bullruno pradžia ir dar labai daug visko laukia. Taigi pradėsime nuo bitcoino grafiko, esame 3 valandų grafike ir kaip matote, naudoju kelis specialius indikatorius, kurie man labai tiksliai, kaip matote, parodo, kada reikia pirkti, kada parduoti ir šie indikatoriai yra mano geros prekybos paslaptis, tai aš dalinausi su jumis daugybę gerų rezultatų, tai reiškia ir per video rodžiu šiek tiek ir labiausiai dalinausi savo nemokamoje grupėje, prie kurios galite prisijungti, rasti linką aprašyme ir dalinausi rezultatais ir tenais atskleidžiau, kad tie rezultatai yra susijęs su šiais indikatoriais, kuriuos aš naudodavau. Kaip matote, čia yra krypties indikatorius, tai yra indikatorius, kurį aš pats sukūriau ir sukūriau dar 4 indikatorius, tai taip atrodo krypties indikatorius. Matote, jis yra gana paprastas indikatorius, jis parodo, labai gerai parodo kryptį, kada reikia pirkti ir parduoti. Pavyzdžiui, čia tiesiog gauni signalą, realiai atidarai pirkimą, pasidarai 10%, gauni pardimo signalą, atsidarai pardimą, ten pasidarai vėl pelną, tada vėl matote, kad čia buvo pardimo signalas, tada apsisuko trendas, gavome pirkimo signalą, šis pirkimo signalas būtų atnešęs daugiau nei, nežinau, čia kiek, 50 gal procentų pakilimą, tai irgi didžiuliai profitai ir tada vyko prekyba ir paskelbiau grupėje, kaip galite juos įsigyti, tai paliksiu ir čia aprašymą, leisiu tik 10 žmonių, tai reiškia yra skirta tik 10 vietų, tai linkas aprašyme, tai yra www.prekybosindikatoriai.lt, galite įsigyti, paskelbiau, jau mačiau, kad didžiosios daugumos vietų jau nebėra, taigi paskubėkite, gaunate ne tik šį indikatorių, bet ir investavimo indikatorių, dienos prekybos orakulo indikatorių ir krypties stiprumo indikatorių, taigi labai galingi indikatoriai. Ir dabar matome, kad indikatorius jau rodė čia irgi pardavimą, taigi trumpai paanalizuokime, kas vyksta. Čia turėjome ascending triangle formą ir dar pasižiūrim, kokia irgi dabartinė situacija. Tai irgi realiai turime, vėlgi matome labai akivaizdų trendliną štai čia su 3 prisilietimais, taigi šis trendlinas tikrai veikia ir iš viršaus realiai galime nubrėžti kažką panašaus. Irgi matome trendliną su labai daug prisilietimų. Tai prisilietimas čia, tai realiai 5 prisilietimai net, tai abu aktyvus trendlinai spaudžia kainą ir pasikeliam tik šiek tiek įrankius, kaina spaudžia ir iš apačios, ir iš viršaus ir artėjame prie breakouto, tai breakoutas būna arba į viršų, arba į apačią. Tai neaišku, kaip viskas įsirutulios, gali šiek tiek aukščiau, gali šiek tiek viskas nukristi, šiek tiek pakilti, bet manau, kad vis tiek akivaizdu, kad artėja breakoutas ir judėsime toliau į viršų ties bitcoino, galime nueiti į savaitės grafiką ir matome, kad kol kas, aš jau sakiau per praeitą ar užpraeitą video, kad dabar bus šiokia tokia korekcija, šiokia tokia pauzė ir ji ir vyksta, kas yra labai normalu. Matome, kad irgi pagal šį judėjimą, tai judėsime šiek tiek vėliau, taigi apžvelgsime, kas vyko rinkoje, svarbiausias datas ir kada potencialiai gali būti tas didesnis judėjimas į viršų, bet dabar trumpai apie altcoinų sezoną. Tai matome, kad Bitcoin dominance po daug laiko krenta, tai Bitcoin dominance iš esmės parodo, kada yra Bitcoino sezonas ir kada yra altcoinų sezonas, tai yra mažesnių kriptovaliutų. Tai visada viskas prasideda nuo Bitcoino sezono ir matome, kad visi pinigai ėjo į Bitcoiną. Buvo ETFs, buvo daug naujienų apie strateginį rezervą ir visos akys buvo tik į Bitcoiną. Matome, kad buvo labai akivaizdus uptrendas ir vis aukštesnės aukštumos ir taip toliau ir jokių judėjimo atgal. Ir dabar bam, po kiek laiko praleidom, pagaliau pradėjome judėti į apačią, pralaužėme trendą, kuris ėjo į viršų ir čia maždaug jau prasideda altcoinų sezonas. Tai jeigu jums vizualiai pažymėti, tai štai čia jau yra altcoinų sezonas. Čia turime apatinį trendliną, matome, kad Bitcoino dominance realiai niekada nebuvo nukritęs žemiau štai šio lygio, žemiau 40%, tai manau nėra tikslo tikėtis, kad nukris šį kartą irgi žemiau, bet iki to štai čia turime altcoinų sezoną ir dabar sakyčiau yra altcoinų sezono pradžia. Tai irgi Bitcoin dominance pralaužė trendą ir krenta ir dabar stebėsime jį per ateinančius video.
Judant toliau yra toks labai geras indeksas, tai yra Altcoin Season indeksas ir matome, kad jis dabar mums sako, kad dabar yra altcoinų sezonas. Tai ką iš vis reiškia tas altcoinų sezonas, tai iš esmės, kai visi altcoinai mažesnis kriptovaliutos outperformina Bitcoiną, tai yra visų kriptovaliutų tėvą realiai, taip galima išsireikšti. Tai va, tai matėme, kad iš pradžių buvo labai prasta situacija, vasarą ten altcoinai labai kraujavo ir tada bam, po truputį ir bum tiesiai į altcoinų sezoną. Tai šitas indeksas yra labai geras būdas parodyti, kada yra altcoinų sezonas, nes jis matuoja, kokios kriptovaliutos per pasines 90 dienų outperformina Bitcoin. Ir čia matome, kad realiai iš esmės yra tik 5 kriptovaliutos, kurios per pasines 90 dienų nepasirodė geriau nei Bitcoinas. Ir tai yra Kaspa, XMR, nežinau kas čia per valiutą, Toncoinas, kuris susilaukė daug dėmesio, bet kol kas matome, kad visiškai nejuda. BNB irgi nelabai judėjo ir Ethereumas labai silpnai pasirodė, tai irgi jeigu laikote šiuos, galite šiek tiek permastyti strategiją. Ethereumas dar judės, tikrai manau visos judės kriptovaliutos, bet matome, kad kol kas šios buvo labai silpnos. Tai iš esmės, kai 75% iš to 50 kriptovaliutų pasirodo geriau per 90 dienų nei Bitcoinas, tada būna altcoinų sezonas. Ir tas dabar ir vyksta. Irgi, tai labai gera situacija su altcoinais, matome ir per šitą indeksą, kad yra altcoinų sezonas, matome, kad Bitcoin dominance krenta į apačią, taip pat pinigų pasiūla smarkiai kyla į viršų, matome, kad vis po milijardą, čiagi netgi pakilo, kiek čia pakilo matome, kad realiai per vieną savaitę pakilo 4 milijardais, tada čia matosi gal 5 milijardai, tada vėl gal 3 milijardai ir vėl šią savaitę kylame, taigi labai daug pinigų ateina į rinką. Tai viskas kol kas atrodo labai gerai visom kriptovaliutom. Galim, kadangi jau šnekame apie altcoinus, persižiūrėti, ką Ethereumas daro. Tai Ethereumas, jeigu mes tarkime nueitume į mėnesinį labai ilgą grafiką, pasižiūrėkite, kas buvo. Iš esmės, tai čionais turėjome praeitą bullruną, pakilome ir tada Ethereumas atsistatinėjo ir kad jisai šiek tiek dabar yra sustojęs, bet tai nereiškia, kad jis nejudės toliau į viršų. Matome, kad jis tą darė ir prieš tai, dabar buvo toks kaip atsigavimas ir tada bus ralis į viršų, bent jau kaip aš prognozuoju. Ir irgi jeigu nueitume į savaitės grafiką, tai matome, kad kol kas viskas atrodo iš tikrųjų nelabai, jokių korekcijų nevyksta, tiesiog labai užtikrintai judame į viršų. Taigi tokie šiek tiek techninės analizės, tokia situacija, yra dar daug ką apžvelgti, bet tą apžvelgsime per kitą video. Dabar svarbiausia data, tai yra 18 gruodžio, kada bus dar vienas sprendimas dėl palūkanų mažinimų. Šiais metais ir taip jau turėjome vieną dvigubą ir dar vieną palūkanų mažinimą, tai 3 palūkanų mažinimus iš viso. Ir dabar panašu, kad bus 4 palūkanų mažinimas. Tai kuo mažesnis palūkanos, o daugiau pinigų rinkai ir tai yra tiesiog labai gerai rinkai. Tai ir irgi matome dažniausiai, kai įvyksta palūkanų mažinimas, tai koreliuoja su pažemėjusiu Bitcoin dominance. Irgi čia, kur matėme tokius trumpalaikius pažemėjimus, tai jie dažniausiai koreliavo su palūkanų mažinimu. Ir prieš tai buvo situacija, kad gal prieš savaitę, atsimenu, tikrinau, buvo gal tik 60 su 40. Tai reiškia, dar nebuvo aišku, ar bus mažinamos palūkanos. Bet dabar matome, kad jau šansai yra net 73%, tai labai didelį šansą ir greičiausiai gausime tą palūkanų mažinimą, bet rinka galbūt irgi šiek tiek laukia šio sprendimo, ką pasakys centrinis bankas ir taip toliau, tai gal dėl to dabar šiek tiek stojame vietoj. Taip pat yra dar kelios svarbios datos, kurios irgi įtakoja, kodėl galbūt dar rinka nejuda į viršų, nes tiesiog yra toks uncertainty. Tai reiškia, svarbi data bus unemployment rate, tai yra darbingumas ir nedarbingumo procentas, taip išsiversiu, tai bus 6 dieną, tai realiai už 2 dienų. Tai irgi labai greitai, labai svarbu, matome, kad tikimės didesnio darbingumo, tai čia nesvarbu, ar bus mažesnis ar didesnis, jei bus didesnis, tai bus netgi irgi teigiamas dalykas rinkai, todėl kad centrinis bankas turės daugiau įsikišti į rinką. Svarbesnė data yra CPI, tai yra infliacija. Jeigu infliacija pradėtų kilt, tada būtų prasta situacija, nes ir ji, matome, prognozuojama, kad ji liks tokia pati, bet jeigu ji pradėtų kilti, kaip ir minėjau, galėtų šiek tiek sušikti reikalus, nes centrinis bankas galbūt mažiau mažintų palūkanų ir taip toliau. Bet kol kas viskas eina labai gerai, taigi labai svarbi data yra 11 gruodžio, mums reikia, kad infliacija nebūtų didesnė nei 2,6. Ir kita svarbi data, tai yra gruodžio 18,
Vėlgi, jeigu išeitų labai didelė infliacija, tada greičiausiai nebūtų palūkanų mažinimo, tai viskas pasikeistų. Tai tokios dvi labai svarbios datos, kurias aš stebėsiu. Dabar funding rates, tai irgi funding rates iš esmės yra, kai visi ten atidaro longus, naudoja leverage'ą ir taip toliau ir per exchange'us. Ir tai reiškia, kai per daug būna to leverage'o, užkyla labai funding ratesai ir dažniausiai rinka padaro flush out'ą. Tai pirmas čia buvo flush out'as štai čia. Tai turbūt atsimenate, kas sekite rinką nuo vasario kovo mėnesio, buvo didžiulis po kelių metų įvykęs padidėjimas rinkos, tai labai viskas aukštai pakilo ir tada buvo didžiulis flush out'as į vasarą, ir iš esmės viskas nukrito vėl atgal į pradinius lygius. Tai dabar matome, kad ką svarbu suprasti, kad rinka visiškai nėra perkaitusi, matome, kada jau būna geltona raudona, tada jau laikas truputį panikuoti, bet kol kas matome, kad kainos pakilo, o rinka dar visiškai nėra perkaitusi, tai reiškia dar yra daug vietos judėti rinkai į viršų, tai irgi funding rates rodo, kad situacija yra labai gera. ETF'ai irgi, jie tiesiog perka, nesvarbu kokia kaina, irgi matome, pavyzdžiui, šią savaitę per kelias dienas sulaukėme irgi realiai milijardo įplaukų, tai per kelias dienas vis perka, yra dabar daug pardavėjų rinkoje, kurie parduoda, pasima profitą, dėl to bitcoinas stovi vietoje, bet galiausiai pardavėjai pasiduos, nes yra labai daug nuperkama vien tik iš ETF'ų, iš tokių institucijų kaip MicroStrategy ir iš dar žmonių ir iš dar kitų institucijų. Tai atrodo labai neblogai ir kas yra įdomu, kad man atrodo buvo irgi rekordinės Ethereum ETFs įplaukos, tai reiškia 300 milijonų. Prieš tai mes turėjome tokias išplaukas, išplaukdavo pinigai, parduodavo žmonės, dabar įplaukos. Tai reiškia irgi labai teigiamas dalykas Ethereumui ir tai irgi paremė mūsų hipotezę, kad tuo Ethereum irgi turės savo raną į viršų. Irgi dar judant trumpai toliau, tai SEC, netyčia paspaudžiau, Trumpas keičia SEC žmogų, SEC lyderį, tai prieš tai buvo Gary Gensler, kurį visai žinote, jis buvo antikripto, o dabar bus labai pro-kripto žmogus. Tai čia yra žmogus, kuris jau buvo kažkada SEC vadovas labai seniai, tarp 2002 metų ir 2008. Ir žodžiu, iš esmės, ką jums reikia žinoti iš viso šito, kad jisai jau nuo tų laikų visada kalbėdavo apie digital assets, palaikydavo kriptovaliutų, jis yra, žodžiu, kriptovaliutų fanas, kriptovaliutų palaikytojas, tai kaip esam ir mes. Tai vėlgi labai pro kripto žmogus ir Trumpas dar su juo kalba, ar jis galėtų eiti šią poziciją, bet jis dar neaišku, ar jis priims šios pozicijos pasiūlymą, nes buvo gandų, kad jis nelabai nori priimti šios pozicijos, kadangi yra labai, kaip čia pasakyti, prastos būsenos palikta po Gary Gensler ir jam reiktų labai daug darbo atstatyti visą gerą institucijos vardą. Tai neaišku, ar tai bus, bet Trumpas kol kas pasirinko labai pro kriptų žmogų, lydint SEC instituciją, tai irgi yra labai pro kripto. Ir paskutinis dalykas šiandien tai yra Grayscale užfailino, kad gautų Solana ETF, tai irgi labai įdomu, turime Bitcoin ETFs, turime Ethereum ETFs ir bus sprendimas dėl Solana ETFs, kadangi SEC institucija spręs dėl šito ir pirma patvirtinimo data yra jau po to, kai bus išėjęs Gary Gensleris, tai greičiausiai bus priimta Solana ETFs. Taigi turėsime pirmą altcoino ETF'ą, tokio tikro altcoino, aišku, Ethereum'as yra altcoinas, bet Solana yra dar didesnis altcoinas ir gausime pirmąjį ETFs. Bet rinka nelabai sureagavo labai ten pozityviai, nes turbūt tai jau buvo įskaičiuota į Solanos kainą, nes čia nėra naujas dalykas. Reiškia, Solanos fondas jau buvo iš anksčiau nuo 2021 metų, bet dabar kažkaip bus tas fondas konvertuotas į ETFs. Tai turbūt dėl to kaina jau seniai yra tai skaičiaus, nes Solana jau padarė labai didžiulį raną į viršų. Taigi tokia situacija, daug naujienų, kaip matote, spausti subscribe, nepraleiskite jokių analizių, prisijungite į nemokamą grupę, ten viską apžvelgiame visada ir jeigu norite gauti šiuos indikatorius ir taip pat mokymus prie šių indikatorių, tai irgi dabar jau atsiras linkas aprašyme, vis dar yra kelios vietos, o po to jau uždarysime ir nežinau, kada vėl atidarysime priėmimą. Taigi tokia situacija ir susitiksime kitame video.